Labas, šiandien ofigiena galimybė, mes su jumis galim sumontuoti jungiklį. Aš rankose turiu štai tokio paprasto gamintojo Lyrėgus jungiklį, rėmelį ir dar mums prireiks visokiausių atsuktuvų, visą žodžių lagaminą aš turiu pilną įrankių. Mes su jumis to pajungsim teisingai štai tokį jungiklį, kad galima būtų įjungti šviesą remonto metu. Nubėk į virtuvę, pasidaryk kavos, arbatos, nes šis vaizdo įrašas tikrai bus įdomus ir labai naudingas. Važiuojam. Rankose turiu labai daug įrankių, bet šiandien mums šitas nereikalingas, čia šūdas, šitas nereikalingas, atsuktuvas nacher, peilis. Ne, turim kitą variantą, štai toksai testeris. Jisai nereikalingas, nes paprasčiausiai nueisim, išjungsim tą prasme saugiklį, paliksim štai tokį peiliuką, nes šio peiliuko pagalba mes nuiminėsime izoliaciją. O tada gal vienas iš svarbiausių tokių įrankių, kad mes galėtume gerai, tvarkingai sumontuoti jungiklį, reikalingas bus suktukas. Važiuojam toliau. Tada mes su jumis prie laidų. Visų pirma, mums reikia šios laidus patrumpinti, dedame ranką ir paprasčiausiai 4 pirštai pjauname. Tada sekantis žingsnis. Mums reikia pašalinti būtent izoliaciją. Kaip tai padaryti? Geriausias, paprasčiausias, greičiausias būdas tai pasiimti peiliuką ir nuimti tą izoliaciją su peiliu. Kaip tai daroma? Labai paprastai. Vat, pjaunam izoliaciją. Be pirštinių galima, čia, žinot, jokio skirtumo. Bet reikia tą daryti atsargiai. Tai reikia tam, kad nesusipjaustyti rankas. Gali atsitikti būtent taip, kad jūs pamiršot, kur yra fazė. Dabar reikia patikrinti. Mums reikia vėl jungti saugiklį, kad pasižiūrėti, kurisgi kabelis yra 220. Nes būtent šiandien mes turime štai tokį variantą. Aš sakiau, kad šio įrankio neprireiks, bet žinokit, vis dėlto prireiks. Žiūrim, įtampą turime. Čia įtampos nėra ant šio kabelio. Būtent šis kabelis rudas turi įtampą. Reiškia, kad būtent šis laidas turi fazę. Ką mes darome toliau? Paprasčiausiu būdu pasiimame štai tokį peiliuką paprasčiausią ir va taip nuimame izoliaciją. Štai taip. Tada klausimas kyla, kas toliau? Mes su tavim turbūt keliausim trumpesnių kelių ir pasiimsim vago sujungimus. Tos paprasčiausiai čia 2273 202. Štai taip atrodo. Tada sujungsim įžeminimą. Vėl tas žalias ir geltonas laidas tai įžeminimas. Galima buvo sujungti iš karto nulinį laidą, tada įžeminimo, žinokite, skirtumo jokio iš viso. Ir atsiminkime, kad čia buvo fazė. Mes su jumis šiandien turime šio gamintojo jungiklį. Čia pats geriausias gamintojas ir sumontuokime. Šitą plasmasį nuimkime. Kas yra labai gerai, kad mes paprasčiausiai čia įstatom mūsų laidus ir viskas, daugiau nieko. Jokių rūpesčių, jokių čia varžtų, nieko sukti nereikia. Tai sumontuojam, kur yra vienas, tai duodam mūsų fazę ir patikslinam, kad jisai laikosi, o tada čia į antrą šitą. Aš siūlau pasiimti, vat, ne kur buvo kartu su dėžutė tie varžtai, o turėti savų, vat, tokių ilgesnių. Nes tada pritvirtintas šis jungiklis bus geriau. Ir prisuka juo. Ir mes galim patikrinti su paprastu gulšiuku. Jisai rodo, kad mums reikia trupučiuką pakelti dešinę pusę. Taip, puikus rezultatas. Būtina patikrinti. Į apačią įsijungia šviesą, į viršų išsijungia. Tada ant viršaus rėmelį dedame.
Tada gana svarbus momentas, kaip sumontuoti tą jungiklį. Vis dėlto jis turi įsijungti šviesą spaudžiant į viršų arba spaudžiant į apačią. Tai jūs galite ir komentaruose pakomentuoti. Dažniausiai standartas yra, kad mes į viršų spaudžiam, tai įsijungia mūsų šviesą, o į apačią išsijungia. Bet yra vienas niuansas, kad paprasčiausiai, kai šviesa išjungta, mes viršui turime tą briaunelę, kur pastoviai susikaupia dulkės. Kaip montuotumėte jūs? O šiandien mes drauge su jumis sumontavome jungiklį ir jūs žinote, kaip tai padaryti teisingai. Jeigu patiko šis vaizdo įrašas, būtinai uždėkite gerą didelį laiką, nepamirškite pakomentuoti, o taip pat ir pasidalinti su savo draugais. Šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, iki sekančio video. Viso. Čiau. Iki. Sėkmės.